to būti privačiam ar būti viešam. O tai kaina, aišku, kaina. Rodiklis yra didžiulis. Kitas dalykas irgi yra pati atmosfera. Jeigu esi privatus, leisk man filmuot mokymus. Aš neviešinsiu, nes mes sutartį pasirašysime. Bet nebūk toks, kad bijai, ar gal aš čia su kažkokia kamera kažkur tave nufilmuosiu. Nu čia irgi nesam, tada neina taip normaliai dirbti. Toks susikaustęs. Susikaustęs, tada turi atmosfera būti laisva mokymus. Kaip pas mus, pas Paulių jo laisva, vienas kitam padedam, Paulius tvarkingai kreipiasi vardu, naktį, takau, išnuomam tą butą ir uždaro duris tyliai, tai valgyt padaro savo ir man, ir užtai su kavos ir arbatos. Ir paplanuojam ir jeigu sakėm, kad 9 atsikelsim, tai jis 9 ir atsikėlė. Ta prasme, pasaka yra dirbti. Pasaka. Taip planavom 10 pradėti, sakau, valandą reikia, anksčiau vis tiek atsikelti, pusryčių ir viso kitą. Ir tai reikėjo dar anksčiau keltis. Matai, kaip čia greit praeina tas laikas. Čia atvažiuoji, čia žygiau, po to tau skambino iki pusę 2. Tai kol grįšis laiks, stiliaus pakeitimas kainuoja daug valandų, bet mes dirbam. Svarbiausia rezultatas. Rezultatas. Čia dėl to važiuoji mokymų, dėl rezultatų. Ir čia visiems reikia keisti. Visiems, nes tas stilius sąlyguoja, kaip tu jautiesi. Taip. Nes, pavyzdžiui, jeigu tu įsivaizduok, užsimeti prastus rūbus, netgi prastus batus, kurie tau, iš dalies patinka, viskas tu gerai nesijausi, tu neturėsi pilno pasitikėjimo savimi. To stilius turi būti toks, kad ir batai, ir kelnys, ir švarkas, ir marškiniai, arba maiki, laisvesnis stilius, galbūt striuki, koža, bet tu turėjausi, kad tu maksimumą pasiekiai iš drabužių. Taip. Jeigu tu tikėjausi, kad gali dar kažkur geriau nusipirkti, kažkaip galvosi, blėt, nepakankamai, kažkas negerai ir priimuose tau sąlygos. Vidinis konfliktas toks, tarsi. Vidinis konfliktas plus tau šūkiuose sąlygos, nebūsi pasiekti savimi ir užkalbinimuose. Nes atsiminkit, pirmas etapas mes pakeičiam stilių ir išmokstam šokti. Kitu etapu mes keliaujam jau į gatves ir užkalbinam vieną moterį ir gaunam telefono numerį. Tai kad ten būtum sėkmingas, reikia stilių turėti gerą, kurias tau patinka. Taip, žinau. O labai buvo gerai, kad Paulius žinojo, ko jis nori. Prieš atvažiavę. Ir kažkiek su manim pasitaręs, kad tvarkingai nusipirktų ir nusipirko labai. Ir viską radom. Kelnys jo dydžių, marškiniai jo dydžių, švarkas jo dydžių. Net idealiai švarkas tinka. Stilius tinka prie tatuiruotės, tinka prie plaukų, prie aplamai vibracijų tavo. Taip. Viskas, tiesiog čiki. 10 iš 10. O taip, 10 iš 10. Ir batai viskas 10 iš 10. Ne 9, ne 8 iš 10. Tai 10. Pilnumoje. Tai va, pilnumoje. Dėl tu turi stilių pasidaryti pilnumoje. Kad jį pilnumoje padaryti, reikia trenerių. Čia tu nepadaryti. O tiesiog tu vien čia būtum atvažiavęs. Tai čia iki vakaro būtum radęs marškinius ir viskas. Marškinius ir dar yra tuos nusipirkęs. Ar dydis, ar dar kažką, žinai, netikė čia. Nei taškų nežinai nieko. Ieškai belę ieškai. Daug klaidų. Va, nuėjom iš karto Arinas tiesiai pas tą žmogų, kur yra kelnis. Ja, ir pigiau, kad ir pigiau, bet ir vat. Tai jau, tai tu sutaupai, kiek. Taip. Bet čia, aišku, mes skaičiuojamės čia. Mes rezultatą žiūrim. Taip. Keli eurai sutaupyti čia. Ja. Tai va, aš labai džiaugiuosi, nes iš tikrųjų tokio šustraus stiliaus, tai iš tikrųjų galbūt jau taip ir seniai, tu toks išskirtinis esi žmogus, žinai, toks tatuiruoti, žinai, kaip aš, negu toks nepabijai išsiskirti. Vat, taip, teisingai čia pasakė. Ir, žinau, esi nustebęs, žinai, netgi, žinai, irgi tą baldą žodį sudėjo galvo, blemba, aš taip, kažinė, šiuočiau galvo. Bet Paulius yra Paulius. Ir jau aš turiu žiūrėti iš tavo, aš turiu į tavo batus įsimauti. Jo, kaip tu sakei. 15 mylių, tada aš suprasiu, kaip tu jauties ir pajausiu. Taip. Čia teisingai. Bet ir tiko, vat, Tiko, čia viskas nerealiai gerai. Ir vėl aš, kaip sakau, vėl padėjo tie mano taškai, žinai, kur aš žinau. Jo, labai staigiai. Nerealiai. Jo, Arinas sako, ko reikia, grįdai, taip, sakau, Arinas sako, iš viršaus padeda. Jo. Arinas. Take the toe, I can't pick you up again.
of your